Susipažinau su Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikos rezidentės Šileikaitės darbeliu, kurį pavadinimu pogimdyvinė psichozė, kuriame aprašomas jaunos merginos hospitalizuotos į Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrą klinikinis atvejis. Aišku, pagirtina, kad autorė pasirinko tokią kokybinio tyrimo aprašomąją metodiką šitam posteriui ir žinome mes, kad iš tikrųjų kokybiniai tyrimai yra pakankamai įdomus ir dažnai spausdinami įvairiuose medicininiuose žurnaluose, ypač kai tie atvejai yra kažkuo išskirtiniai, reti atvejai, sukeliantys įvairių klinikinių klausimų, diagnostikos ar diferencinės diagnostikos problemų. Šis klinikinis atvejis taip pat kolegijai pasirodė pakankamai įdomus, nes čia diferencijuoja pogimdyvinę psichozę nuo adaptacijos sutrikimo įvykusio po stresogeninio įvykių pogimdyviniame laikotarpyje. Atvejis aprašytas detaliai, pakankamai nuosekliai. Be abejo, kolegė galbūt dar stokoja tokių metodologinių gebėjimų tiksliai įvardinti. Galbūt papildomai reikėjo aprašyti, kokį tikslą šiuo darbeliu jinai į savo išsikėlė, ką būtent norėjo užakcentuoti, kokią žinią mums atnešti. Pats darbas vertintinas teigiamai ir būtent rekomenduočiau kolegiai plačiau šiek tiek įsigilinus į šito atvejo diagnostikos, diferencinės diagnostikos problemas, išplėtus atvejį, aprašyti jį mūsų žurnale Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija. Tikrai lauksime šio darbelio šiek tiek pagilinto, paplatinto, apibendrinto ir galimai bus priimtas spausdinimui. Taip kad sėkmės jaunai kolegijai linkiu ir ačiū už dalyvavimą simpoziume.